Spaudžiu jo įrašą, tai šiandien pradėsiu tokį, nu, galbūt, manau, aišku, čia visi, kas prisijungia, tai visiems ir be abejo yra įdomi ta tema, dirbtinis intelektas, interjeras, kaip čia viskas veikia kartu. Tai galbūt vis tiek pirmai pradžiai noriu pasilabinti, mačiau, kad registravosi mano seni mokiniai, su kuriais teko jau padirbėti mūsų interjero dizaino mokykloje ir tuo pačiu norėčiau pasveikinti naujai prisijungusius. Na, žodžiu, ten kvietimus siunčiau vienaip kitaip įvairiais čia kanalais, tai, kaip sakant, žmonės, kas susirado, tai, žodžiu, dar kartelį sveikinu mano buvusius mokinius ir tuo pačiu naujuosius. Tai gal trumpai jo prisistatysiu, šiaip pats organizuoju mokymus interjero dizaino, nu tie, kas aišku, tie, kas nesimokė, galbūt manęs kas nepažįsta, tai esu Gediminas Prišegalavičius, architektas, jau nuo 2000 ten berods 11, jo, nuo 11 metų vedu mokymus interjero dizaino. Šiaip pats esu architektas, praktikuojantis architektas, dirbu, projektuoju pastatus, kuriu interjerus ir, nu, ir visą laiką, kaip sakant, šalia viso dalinuosi su nu, norinčiais galbūt išmokti taip pat interjero kūrimo subtilybių. Tai va, dalinuosi 7 jausmai interjero dizaino mokykloje. Tai čia labai trumpas prisistatymas, na, o jeigu žiūrėt, kas tas dirbtinis intelektas, čia taip kaip sakant, kai viesulas įsiveržia į mūsų interneto platybės, nu, tas kai viesulas, aišku, čia sąlyginai, tai dar žiūriu vis jungiasi, tai štai vis karts nuo karto akį užmesiu pasižiūrėti, ar nėra naujai prisijungiančių. Tai, žodžiu, na, tas dirbtinis intelektas, tai aišku, čia galbūt dabar taip labai na, kaip čia pasakyti, įsivardino, kad jis tas dirbtinis intelektas, bet kita vertus, tai tas dirbtinis intelektas, matyti, jau buvo senai, nu, ten, aišku, mes gal tik tai jo nebuvom įvardę, ten ta pati Google ar ten kitos paieškos sistemos, kurios vienokiu ar kitokiu būdu įvedus sakykime, kažkokią paieškos frazę mums išmesdavo, na, išmesdavo bet kokiu atveju kažkokį rezultatą, tai vis tiek tai buvo ne kas kita, kaip irgi tas pats dirbtinis intelektas. Nu, kita vertus, netgi dirbtinis intelektas, aš, pavyzdžiui, pas save namuose jau nežinau, prieš kiek metų įsidiegęs, nu, ten tas įvairias balso, garso atpažinimo sistemas, na, sakykime, pas mane net daugelis inžinierinių įrenginių yra valdomi balsu, ten šviesą galiu įjungti, tai yra įvairios ten Google Home sistemos arba Alexa Home tenais sistemos, kurios jau atpažįsta žmogaus balsą, gali atlikti įvairias komandas, kitaip sakant, tą balsą atpažįsta, ten vertėjai įvairūs. Nu, kitaip sakant, tas galbūt to dirbtinio intelekto tik tai įvardinimas įvyko čia paskutiniais metais, bet realiai tai tas dirbtinis intelektas vystėsi čia tikrai nestaiga. Dabar jis, aišku, čia galbūt ypatingai įsivardino, įgavo visą eilę įvairiausių formų, apėmė, nu, aišku, čia tas galbūt to sniego gniūžtės efektas, kada pradžioj mažytė sniego gniūžtė didėja ir dabar, aišku, čia važiuoja pakankamai didžiuliais tempais. Va, tai dabar, aišku, kiek žinau, nu, be abejo, čia kiekvienas tikriausiai savo kažkokios tai specialybės žinovas, jisai matyt atrastų dirbtinio intelekto įvairiausių šakų, kur galima panaudoti. Aišku, mūsų čia tema be abejo yra būtent interjero dizainas. Tai yra tai, ką mes galime panaudoti ir atrasti savo interjero dizainu. Nu, jeigu šiaip grįžti prie pačios tos temos esmės, tai ar gali dirbtinis intelektas
sakykime, suprojektuoti patį interjerą. Tai į tą atsakymą tikriausiai pačiom paskaitos gale pabandysim savo atsakyti. Tiesiog patys, aišku, kita vertus, išklausę tą paskaitėlę, galėsit patys Daug susidarysit išmėsiu. savo, Žinau, ką važiuosim. sakiau, biškai išjunkit gerai šitus garsiakalbius. Tai žodžiu, čia aišku, aš savo nuomonę galėsiu pareikšti, bet visgi kol kas, aišku, galima būtų užbaigti vos ne šitoje vietoje su atsakymu, aišku, mano ta nuomonė, tai nepakeis kol kas bent. Ir negali padaryti dar kol kas interjero projekto, bet savo nuomonę galbūt jūs patys susidarysit netrukus. Tai gerai, tai tikriausiai čia tos kalbos, aišku, kalbom. Tai toks labai trumpas toksai įvadėlis, o šiaip tema mes šiek tiek planas mūsų galbūt tos seminaro tai būtų toksai, tai va čia toksai, sakykime, įvadinis mano prisistatymas buvo, bendra prasme peržvelgiam galbūt tokią pačią problematiką, o šiaip idėja liktai tai peržvelgti šiek tiek, kokios ten tos yra programėlės dirbtinio intelekto, tai va peržvelgsim truputėlį pažiūrėsim internete, ką galima rasti, kas ten maždaug link vyksta. Jų tikrai yra labai daug ir aišku, kažkurias tai reikės atsirinkti. Tai toliau aš pristatysiu visgi tie, kas galbūt ir mažiau čia nedalyvavo mokymuose, apskritai 7 jausmai, galbūt bent jau tą trumpą labai viziją apskritai, kas ir yra tas interjero projektas, nes galbūt tie, kas nesusidūrė, tai ir nelabai gal įsivaizduojat, kas tai yra tas projektas. Tai toks trumpas irgi pristatymo, kas visgi yra interjero projektas, dėl ko mes ir kalbam, ką gali padaryti dirbtinis intelektas, o kas yra interjero projektas. Tai tokia tema bus ir toliau galbūt vieną aš tokį detalesnį panagrinėsiu vieną būtent vaizdų generatorių, Prom AI, tai toksai, mano vienas iš tokių galbūt labiau, kaip čia mėgiamų arba pažįstamų, parodysiu, kaip galima dirbti su tuo dirbtiniu intelektu ir ką galima padaryti. Tai žodžiu, tai tokia, ir gale mes pabandysim savo kažkokią tai išvadas pasidaryti. Tai žodžiu, bendras susipažinimas, tada kas tai yra projektas, tada truputį vėl grįšim prie dirbtinio intelekto, pačių praktinių tokių užsiėmimų, ir baigsim tada. Galbūt bus ant klausimų kažkokių tai iškils jums, tai pabandysim ir atsakyti. Žiūriu, vis dar jungiasi žmonės, tai okei, tai truputį gal atitraukinės mano dėmesį, bet žodžiu, bendrai čia dirbam gyvai, viskas vyksta, tai dėl to čia, jeigu kažkokie ten atsiras trumpi, nežinau, netikėtumai, tai nepykit. Gerai, tai pradedam nuo, tiesiog jungiamės prie interneto, aš jungiu savo ekraną, ir bandykim tiesiog žiūrėti, kas čia gaunasi. Tai čia atsidaręs visą eilę įvairių programėlių, tai tas mano minėtas Prom AI. Aš, aišku, dar tarp kitko tokį sąrašėlį gal jums po to pagal jūsų, kas čia dalyvavo, sąrašą pabandysiu išsiųsti. Ir kaip sakant, šiek tiek dar, tiesiog laiškelį parašysiu kitą dieną su tuo sąrašėliu, kad jums čia dabar visko užsirašinėti labai nereikėtų. Nes iš tiesų čia vėlgi nesinori išsiplėsti ten į 3 ar 4 valandas tą mūsų visą seminarą, tai dėl to taip viską prabėgsim gan greitai. Vis tiek idėja yra tokia, kad, kaip ir sakau, vis tiek seminaras yra labiau apžvalginis, o tai nėra kažkokia mokomasis, kur mes mokintumėmės ten dirbti, tai čia vis tiek reiktų tikriausiai, jeigu jau tęsti mokymus, tai visgi tektų jau kreiptis konkrečiai į mane, 7 jausmai, tuos mokymus, mūsų kursus praeiti ir tada
tada jau būtų kitaip. Gerai, tai žodžiu, tai vat vienas iš yra Prom AI, nu, Prom AI, jeigu angliškai ten tiksliai išnekant, tai šitą va sugrįšim prie jo, prie šito sugrįšim, sakykime, truputėlį, ko gero, į paskaitos galą. Toliau, tai yra, nu, mano manimu, vienas geresnių. Toliau yra kitas galingas būtent generatorius, tai yra Midjourney. Tai vat Midjourney.com. Čia vėlgi, jeigu taip bendrai pastebėti, tai kaip čia yra. Yra beveik, nu, aišku, finale visi jie yra mokami. Nu, nėra nemokamo. Tai tik tai tiek, kad dėl to visų ten išsibandyti, aš irgi čia nepretenduoju visų tų įvairiausių generatorių, ar kaip juos ten pavadinti, dirbtinio intelekto grafinių generatorių žinovą. Tikrai nepretenduoju, nes norint, greičiausiai vis tiek reikia kažkokį tai pasirinkti ir jau jį pasirinkus bandyti tenais dirbti. Nu, aišku, visų pirma, reikia prasmę surasti to darbo, nes kitaip sakant, nu, ten vis tiek tenka investuoti, kaip ten bebūtų. Ten, sakykime, tos kainos visų, jeigu mes pasižiūrėtumėm kainodarą, tai ten, nu, nei daug, nei mažai. Jeigu profesionalios, tai ten gali mėnesinis įmokos siekti ir 50 eurų, sakykime, eilės, bet taip didžioji dalis tarp 10-20 eurų mėnesinis mokestis. Tai čia, aišku, žinot, lyg ir nei daug, nei mažai, bet be abejo, mes kaip visi, nu, vis tiek turim pasirinkti, negali ten, pavyzdžiui, pasirinksi 5 programas, nu ir visiems ten po tą 15 eurų, nu tai jau gausis netokia ir menka suma. Tai žodžiu, kaip kurios aš čia tikrai ne visur mokėjau savo tos pinigus, gal tiksliau visai nemokėjau, tai vat net pasižiūrėkim, ką galima visai nemokamai. O po to jau ten, aišku, yra įvairūs variantai. Tai, žodžiu, Midjourney yra vienas toksai galingesnių irgi generatorių, bet jeigu taip pasižiūrėt, tai va, aš jo jums ten detaliai neparodysiu, nes iš tiesų jisai net neduoda nieko daryti, tol, kol mes nesusimokame pinigėlių. Tai čia, aišku, galima pasileisti kažkokį tai greitą peržiūrą, nu, vat, ką su jais galima padaryti, pristatymą, bet aišku, tiesiog pati idėja, aišku, čia vėlgi nėra vien tik tai, iš esmės tai nėra vien tik, sakykime, interjerui ar ten, tai yra universalūs generatoriai. Dar čia prisijungia. Tai yra iš tiesų, jie apima dažniausiai visą eilę įvairiausių galimybių. Tai nuo video kūrimo, vaizdų kūrimo, ten aišku, finale teksto generavimų, mokslinių straipsnių parinkimų ir taip toliau. Na tai gerai, tai čia sakau, iš esmės jūs aišku po to finale vis tiek gavę ten tą sąrašą, jau jūs galėsit laisvalaikiu savo ten panaršyti, pasikrapštinėti, aš aišku savo va, tą rekomendaciją galbūt subjektyvę link to Prom AI, nes Midjourney, manau, irgi gan galingas, bet kadangi, sakau, nesu pabandęs, tai tiesiog visada galima įsivesti Midjourney ir pasižiūrėti YouTube, įsivesti ir pasižiūrėti, ten yra vis tiek įvairūs komentarai, pristatymai, nu, kitaip sakant, pasirinkti galbūt iš komentarų ir tada pabandyti. Nu, kitaip tas pabandyti reiškia, nu, bent jau mėnesio prenumeratą reikia įsigyti. Na gerai, tai šitas yra toksai gan galingas, aš kaip sakau. Toliau yra va tokios irgi gan, nu, sakykime, Room GPT, vėlgi, kuris iš esmės, nu, principas toksai, įkeli nuotrauką, nu ir su ją ten kažką gali pabandyti padaryti, nu, pakeisti dizainą, pakeisti spalvas ir panašiai. Šiaip aš sakau, ten aišku, didžia dalim visas tas, kaip čia pasakyti, didžioji dalis tai yra žaidybiniai, tokie labiau žaidimas negu profesionalūs dalykai.
Tai va, tai, na, žodžiu, šitas vat yra Room AI. Vat, pavyzdžiui, variantas, tai čia galim gal, nu, pabandyti, va, pavyzdžiui, kaip tai veikia. Jeigu čia viskas man pasileis, nu gerai, try demo. Nu tai va, tai žodžiu, iš esmės, va, ateini, atsidarai tą, va, čia yra kalbama apie Room AI.com. Nu, va, prasideda, reiškia, mes jau turim žinot, suprasti, kas tai yra stiliai. Nu, iš principo mums pasiūlo pasirinkti kažkokį tai stilių. Nu, va, čia jisai trumpai yra labai pristatomas, tai yra interjero kūrimo stilius, apie kuriuos mes, aišku, kalbame per savo mokymus, kokie stiliai, kaip jisai, koks tas stilius, kaip jį apibriežti, kaip jį išreikšti savo interjeruose, kokie yra elementai, kas apskritai tas stilius. Nu, bet čia jau savo, čia ir gaunasi, kad nežinant, vėlgi neturint tam tikrų žinių, nu, tas dirbtinio intelekto naudojimas jis irgi, aišku, yra ribotas. Jeigu tu visiškai nesi, nu kaip, nu, šiaip iš esmės, jeigu nesi profesionalas, tai tu ten, tai yra žaidimas. Jeigu tu esi profesionalas ir turi papildomų žinių, tai yra papildymas mūsų patobulinimas, arba kaip sakant, dar vienas įrankis mūsų kūrime. Bet jeigu kūrybiniam procese, tiksliau sakant, bet jeigu mes visiškai neturime žinių, nu tai jisai toksai, vat, kaip sakant, kažką gauni ir nesupranti, ar čia gerai ar blogai. Tai vat, vien tai, kad apskritai dirbtinio intelekto rezultatų vertinimas, nu, jisai taip pat yra svarbus ir tada vat, atsiranda kad įvertinti reikia būti tam tikrą prasme, nu, sakykime, tam tikrą prasme jau žinovu, būti profesionalu. Na gerai, tai čia vėl aš taip su tokiais truputį nukrypimais, nu gerai, pasirinkim, čia mums siūlo pasirinkti 5 stilius ir pažiūrėsim, kas čia toliau gausis. Pasirenku minimalistinį, pasirenku kokį čia art deco, koks nors rustikinis. Čia su kuo mokėmės, tai kažką žinot, ar ne, o su kuo nesimokėm, aš, pavyzdžiui, net ir pats tam steampunk kažkoks stilius, kurio aš ten net nežinau. Nu, Viktorijos stilius trumpai irgi mes ten neėję savo mokymų metu, kas tais Viktorijos stilius, nu, tokie va visokie, nu, futuristinis, nu, gerai. Continue dabar mums duoda, reikia pasirinkti nuotrauką, nu, tai va, mes galim pasirinkti kažkokią nuotrauką iš savo, nu, iš savo kompiuterio, sakykime, nu, bet nežinau, čia, tarkim, pasirinksiu, vat, atsitiktinai nuotrauką ir pažiūrėsim, kas čia gausis. Taip, tokios tai nuotraukos. Nu, pabandom kažkokį va interjerą atidaryti, va, žodžiu, atsidarom. Nu, tai yra realus interjeras, ar ne? Nu ir, vat, ir dabar pagal šitą mums turėtų kažką tai čia pasiūlyti. Mes atsimenat, pasirinkome įvairius stilius ir turėtų mums čia išmest, čia dar prisijungt pasiūlys ir ko gero, nu gal gerai, prisijungiam, gerai, tai čia dar. Čia mano seniau daryti, tai čia vėl dabar ko gero. Nu, va, kitaip sakant, vėl čia, matyt, mums pasiūlo susimokėti 19 eurų ir, kaip sakant, tęsti toliau savo eksperimentus. Tai, žodžiu, žiūrėkit, tai, bet principo, aišku, nepavyko man jums čia parodyti, bet čia vat, mano galbūt iš senesnių kažkokių tai pasižaidimų, kada aš įkeliu kažkokią nuotrauką ir man duoda vat, kažkokius ten tokius vat, variantus. Tai jūs, kadangi galbūt nebūsit išnaudoję, tai va tuo keliu pabandykit praeiti, įsikeliat nuotrauką ir tą nuotrauką ten pagal tam tikrą stilių vienaip ar kitaip apdirba. Tiesiog tai yra vat, kažkokie jau rezultatai mano prieš tai įkeltų nuotraukų ten, kažkokį va, pagal stilių. Nu tai, kaip matot, kažką čia sugeneruoja. Faktas dar yra toksai, kad, nu taip ir gaunasi, kad mes nelabai įtakojam, ten kažkokią kryptį mums užduoda ta programėlė, bet
ką ten jinai padarys, tai čia tiesiog mes negalim kontroliuoti. Nu, tokių vat visokių nesąmonių padaro, čia šešėlis, kažkokiam šešėlė įdėta lentyna, nu ir panašiai, čia ryškiai va kažkoks toks dalykas. Nu gerai, tai žodžiu, RoomGPT tas pats iš principo veiksmas vyksta, jūs užsiloginkit, pasižiūrėkit, ten pradžioje jums duos pasižaisti, po to pa kažkiek tai nuotraukėlių, sakys, mokėkite pinigėlius, tai va, taip kaip pat Room AI. Žodžiu, esmė yra, kad, nu, va, dėl ko tas Room AI, nu, jis va toks, va, pažaidį tik tai tu gali įsikelt nuotrauką, bet labai riboti įrankiai. Žodžiu, tą nuotrauką ten pagal savo supratimą, tas dirbtinis intelektas, va, pakeičia kažkokius tai ten stilius, įdeda va, lubas kažkokias. Čia kažkokius baldžiukus man padėsti, nes čia buvo įkelta tuščia nuotrauka visiškai. Nu, va, čia va, tuščia nuotrauka, tai sienas va, kažkokias tamsias padarė. Nu gerai, važiuojam toliau. Tai čia yra, principas yra toksai, kad, žodžiu, tą nuotrauką arba kažkokį mūsų įkeltą interjerą jį gali interpretuoti, suteikiant vienokį ar kitokį vaizdą. Kokį vaizdą suteiks, tai čia irgi nėra visiškai laisvai. Mes, kitaip sakant, naudojame jau pridėtus tam tikrus šablonus. Nu, tai yra stilistinius šablonus, pagal kurios maždaug ten galima tikėtino rezultato. Aišku, yra kitokio principo, tokie, kurie jau profesionalesni dalykai. Čia aš irgi tikrai nesigilinsim į detalės, bet faktas, pavyzdžiui, nu, yra toks planų kūrimo, pavyzdžiui, Plan Finder irgi tokia programėlė, kur jūs galite, vat, priklausomai nuo įvestų parametrų, jums galbūt pabandys pageneruoti planinės struktūras. Tai čia irgi, kaip matot, kaip aš jau ir minėjau, galimybių yra daug, bet iš principo šita programėlė labiau gal jau yra skirta profesionalams. Tie, kurie supranta, kaip daryti, galbūt tai yra labiau pagalbinė priemonė, sakykime, jeigu tu jau kuri namus ir vat, sakykime, čia kaip dėsto, ar net turint plotą tam tikrą, nu, automatiškai padėsto kažkokį tai išplanavimą, tai labiau tokia priemonė architektams, kurie nu, pagelbėja, automatizuoja tam tikrą patalpų ar erdvių suplanavimo kažkokius tai variantus. Visą šitą dalyką aš pats darau gan greitai ir sėkmingai, tai čia kažkokio labai ypatingo, nu aišku, čia viskas greičiau, daugiau variantų gauna. Nu, kitaip sakant, tai yra įrankis automatizuojantis. Bet kaip ir sakiau, labai dažnai reikia, nu, tai yra nedažnai, visada turi būti vertintojas. Va tie, kas mokinomės mes kartu, va čia tie, kas prisijungia jau buvote prie mokymo, atsimenat, kaip mes išplanavimo klausimus, kaip mes darėm visi išplanavimus ir po to atsiranda išplanavimo įvertinimo klausimas. Ar geras tas, ar blogas išplanavimas. Tai aišku, nu, mums tas dirbtinis intelektas, jis gali išmest variantus, bet mes patys nemokėsim, jeigu neturėsim tų gilesnių visgi žinių, mes negalėsim įvertinti. Tai va tas rezultatas, jis yra koksai geras ar blogas. Bus daug rezultatų, bet kurį išsirinkti, tada prasideda vis tiek nori, nenori, nu, va, tenka grįžti prie tų profesionalių žinių įgyjimo. Nu, kitaip sakant, būti kompetentingu, kaip ten bebūtų. Nu, tai gerai, tai žodžiu, va čia irgi Plan Finder, XYZ, va žodžiu, kas norėsit, nu, čia irgi, nu, tas pažaidimas, aišku, nu, visi tie pažaidimai finaliava susiveda, jeigu norit žaisti, tai, nu, čia aišku, yra pradinis galima 30 dienų pabandymo, o po to po 10 eurų mėnesis. Bet šita programėlė labiau tokia skirta, aišku, čia nu, tikriausiai būnant interjero dizainerių, gal, nu, galima galbūt tą, nu, kita vertus, kada reikia, jeigu ateina metas, mes galim pasimti ten mėnesį ir žaisti su tais planais, pabandyti juos prasidėlioti, nu, kitą mėnesį tiesiog nepratesti prie numeratos ir viskas. Tai aišku, 10 eurų, jeigu tai paimti, už kažkokį pagalbinę priemonę, tai tikrai nėra daug, bet nu, čia vien tik žaidimui, nu, kaip sakant, čia kiekvienas pagal galimybės kita vertus. Ok, tai važiuojam prie sekančių. Yra daugam žinoma programa tokia HomeStyler.
Nu tai va čia irgi galima pažiūrėti, ką, pavyzdžiui, gali padaryti. Tai aišku, šita programa, jinai, nežinau, čia ar daug kas domėsis, nu, viena tokių populiaresnių ir galbūt viena geresnių programų, nu, mokama ir saliginai nemokama. Aišku, čia yra įvairūs mokėjimo variantai, jinai nėra brangi, čia būtent puikiai jinai tinka interjero kūrimui, bet čia sakau, gal ne apie programą pačią. Nu, faktas, kad su ją galima kurti interjerus, bet čia jau yra, nu, kurti, čia jau tu pats kuri interjerus. Čia jau čia ir kuom skiriasi, sakau, dirbtinis intelektas, jis labiau sugeneruos mums vaizdelius, o pačią erdvės, baldų parinkimas ir visa kita, nu, čia va, jau tuo eisim prie mūsų to projekto apskritai supratimo. Nu, va, nu, tai jeigu čia pasižiūrėt, kiek čia pinigėlių kainuoja, nu, tai čia va, maždaug nuo 5 eurų mėnesių, 5, 10 ten ir panašiai. Tai, bet čia yra, kaip jau ir minėjau, tai yra programa Homestyler, kur mes galim susikurti patys erdves, sienas, grindis, lubas, susikelti baldus ir taip toliau, pasidaryti tą projektą, brėžinius tam tikrus pasidaryti. Netgi mačiau, kad jau dabar naujieną įvedinėjo, netgi elektros projektą taip pat galima daryti. Nu, bet kadangi mes apie dirbtinį intelektą, tai jie, žodžiu, turi ir dirbtinio intelekto galimybės ir va, jas mes galim pabandyti. Nu, kitaip sakant, aš va dabar, ar ne, įsikėliau, jeigu taip žiūrėti, čia viską apie tą Homestyler eina kalba, tai jo vieną iš įrankių dirbtinio intelekto, tai galbūt čia pavyks padaryti. Nu, aš va, pavyzdžiui, įsikėliau kažkokią tai va tą tuščią interjerą. Nu ir aišku, čia baldų nėra, tai kadangi nėra baldų, tai greičiausiai čia mums tik tai apdirbs sienas. Nu, aš aišku galiu pasirinkti, vat vėlgi, kažkokį tai stiliai, o gal kokį, kad vat glam čia, nu vėlgi, glamūras, tai čia toks labiau art deco, nu žodžiu, tie stiliai, tai kaip ir minėjau, čia reikia vėlgi suprast, ir čia Valentino dienos stilius, pavyzdžiui, yra, gali prasidekoruoti. Nu, paimkim, kad koks nors būtų vat, glamūras, nu, nors ta glamūras, tai čia vėl tai yra daugiau art deco stilius, mid-century, bohemian, nu, vat, ir taip toliau, tai jau čia reiktų žinot, kas čia tie stiliai, nu ir pabandom, ką jisai mums duos, vat, spaudžiu ir ką jisai čia dabar turėtų mums tuoj padaryti, kažkokį tai rezultatą. Tai gali užtrukti. Žodžiu, pasirinkau šitą, įsikėliau čia su tam tikrą interjerą. Ir jisai, kaip supranta, aišku, čia dar atsidarius dabar daug, tai truputį gal ir tas greičiai šiek tiek sulėtėja per tą. Bet jis, žodžiu, pagal idėją, tai jis dabar čia generuoja kažką tai. Tai pažiūrėsim rezultatą. Nu, va. Žodžiu, sugeneravo. Nu, tai va, tai, nu, kaip matot, uždėtas glamūrinis stilius, įkelta nuotrauka, sugeneravo kažką tai tokio visiškai ne į temą. Nu, kažkokią ten tą erdvę, ar ne? Va, jeigu prieš tai, kas buvo įkeltas ir mes gavom kažkokį paveiksliuką. Nu, tie baldai tokie, jeigu tai jeigu pasižiūrėsit, irgi tokie aptirpę viskas, kažkas daryta. Nu, toks visiškai įvaizdinė nuotrauka, kur į detalės mes žiūrėti neturėtumėm. Nu, nes detalės, nu, ką žinau, tą šviestuvą, pavyzdžiui, pabandykit pažiūrėti, pasirodys, kad ten kažkas tai tokio, nu, kaip sakant, cukrinis kažkoks tai daiktas. Nu, bendras iš toliau prisimerkus, jisai sukuria kažkokį tai ten kažkokius baldus padėliojo tam stiliui. Nu, tai kai veikia apskritai tas visas, kas tas dirbtinis intelektas, tai dirbtinis intelektas jisgi pats tai nekuria, jisai priima, analizuoja, galimybė yra viso pasaulio, sakykime, sudėta tai, ką žmonės prikūrė, ten kokio per Pinterestus ar ten kitokiose nuotraukas, ir jis tada
nu iš to kažką tai sulipdo pagal tam tikrą algoritmą. Nu ir tas vat algoritmas, nu jisai toksai vat kažką čia sulipdė, nu žodžiu, tai aš sakau, dėl to, nu, tinka, netinka, čia aišku, iki tobulumo galbūt aš sakau, čia vėlgi žiūrėkim, kad visi šitos įrankiai ir priemonės, jos yra tokios, nu, pakankamai, nu, pradiniai stadijai, kaip ten bebūtų. Aišku, čia tą ateitį tokią pasakyti, kas bus už 10 metų, kada tos jau programos vis tiek, jų dabar jau prigamino ten, nu, 10 tų programėlių yra. Tai žodžiu, vienokios arba kitokios. Tai kas čia gausis, tai, vat, pavyzdžiui, tą irgi Homestyler jūs tikrai galit patys pasižiūrėti. Aš ją apskritai rekomenduočiau tą programėlę kaip po interjero kūrimui ir planai. Ir, nu, su ją, aišku, galima tiesiog, aišku, aš kaip sakau, kita vertus, čia yra tą sukūrė dirbtinis intelektas, bet jeigu tai pasižiūrėt, tai jūs patys, va čia yra mano sukurta erdvė ir toliau aš jau galiu pats viską daryti ir kurti ir daryti tą renderinimą jau nebe tokį, kokį ten man tas dirbtinis intelektas parinks, bet nu, tai, ką aš noriu, vat būtent ką aš noriu, įsikelt baldus, ten čia kaip matot yra įvairūs elementai, ten baldų įsikelimas, aš toliau jau pats, reiškia, pats parenku, nu čia nežinau, kažkokį daiktą. Stalą aš įsinešu ir galiu jau toliau vat jį padėjęs. Ten, kaip matėt, padarė dirbtinis intelektas, o čia aš dabar jau aš sąmoningai suprasdamas, ką darau, būtent galvodamas, kad man reikia sukurti ten kažkokį stilingą tą dalyką, nu, aš įsinešu va, tam tikrus, aš tiesiog tik tai, nu, čia gavosi kažkoks ten stalčiukas. Nu, nu, tiesiog aš pats jau galiu paimti ir padaryti ten tą renderinimą. Nu, render tai jau bus mano kaip po kūrėjo, reiškia, ne dirbtinis intelektas už mane bile ką padarė, o aš padarau tai, ką aš noriu. Reiškia, nu, va čia, sakykime, kažką tai pasirenku. Nu, čia labai, bet jau čia matot, ne visai čia tas tema, tai yra darbo su pačia programa klausimas, ar ne? Nu, tai va, aš pats ten pasirinkęs kažkokius tai baldžiukus, nu, galiu, ką žinau, čia greitai padaryti. Nu, vat dabar biški trukdo čia man, nu, bet jo. Žodžiu, jį turėtų čia toj surenderinti, nu, kaip sakant, nuspalvoti tą visą reikalą. Ir čia vat savo, kuom skiriasi, vat dar kartelį aš noriu pabrėžti, dėl to jums rodau tokius praktinius dalykus, kada vienas dalykas, kad mums tas dirbtinis intelektas, jis padaro, ką jis padaro. O čia mes, jeigu jau dirbam profesionaliai, tai mes renkam ir darom tai, ką mes norim. Ten dėl to ir gaunasi, kad po truputį mes tikriausiai irgi artėjom prie to, kad jūs pradedat supras, kad tai yra, nu, vat, žodžiu, vat tokį mums dalyką padarė. Reiškia, tokį dalyką mums padarė, nu, tai va, čia kaip matot, buvo tuščio nurenderintas. Nu, va. Tai čia jau aš, sakykime, pats būdamas vat, kaip dizaineris galiu rinkti stalą, parinkti grindis, ten va, kažkokius baldžiukus ir tą renderinimą jau pasidaryti ne kažkokį ten bileką, o aš jau pasidarau vat, kažkokį tikslų. Nu ir aišku, iš to ir planai gaunasi, brėžiniai ir taip toliau. Nu gerai, tai važiuojame toliau. Tai, kaip sakant, vat, pamatykit skirtumą tarp dirbtinio intelekto produktų ir taip to, ką mes patys susikūrėm. Nu gerai, čia dabar irgi yra kita programėlė Playground.com. Dabar galvoju, čia kaip mato, čia vėl galima pasidaryti pačių įvairiausių dalykų, bet man kažkaip tai nedavė net prisijungti prie jos. Tai tiesiog jūs patys galėsit pabandyti, irgi įsikeli pats principas, įsikeli kažkokią tai nuotrauką. Nu, bet ką, nežinau, nu va čia.
tarkim, kažkokį namo eskizą. Įsikeli ir jis po to, nu, vienaip ar kitaip kažką iš jo turėtų pagaminti, kažkokį tai ten, ne, kažko, aš dėl to ir sakau, kad vat, tas, ką jis dabar padarys, aš nežinau. Čia ir gaunasi žaidimas ir tu gauni netikėtą variantą. Nu va, nu man padarė va, tokį dalyką. Nu, čia aišku, toliau jau tu gali jį redaguoti ir panašiai, prasideda visokie ten žaidimai. Tai čia tiesiog parodau, nu, toliau galim žaisti. Va. Kurį daiktą, kurį išikėliau, visai ten ne į temą, jeigu ten matėt, sakykime, daiktas buvo visai kitas, nu, bet tiek, kad va, architektūrą kažkokią padarė. Čia toliau matyt galima jį redaguoti, what do you want to change, nu, kokį nors ten, ką žinau, galiu įrašyti ten, make, koks nors minimalistic style, nu ir pabandom kokį nors red, įdėkim raudoną, kreip. Jau žodžiu, jisai čia kūrė dabar. Na gerai, toj pažiūrėsim ir eisim, kaip sakant, toli, nes tas laikas, žiūriu, čia valandą jau matau, kad aišku, nebetilpsim. O, va, padarė raudoną ir čia neva minimalistinis stilius. Kažką padaro, negali sakyti, kad nepadaro, bet vertinti, ar tai padarė tai, ką aš norėjau, matyti per kažkokį dar 20 žingsnį, gal prie kažko mes priartėtume. Nu, žodžiu, principas, ar ne, vat supratot, viena vertus aš įsikeliu kažkokį pradinį išeitinį duomenį, tada DI kažkaip jį ten apdirba, nu, toliau man duoda rezultatą, kurį aš galiu keisti, modifikuoti ir taip toliau. Gerai, važiuojam toliau. Čia yra, nu, bet vėlgi, parodau, bet aišku, pavyzdžiui, šitas Veras programa jau yra skirta iš esmės, nu, gan profesionali, tikrai jinai skirta profesionaliems architektams dirbti. Aišku, ten jos jau ir ta kaina didelė, naudojimosi matyti ir galimybės atsirast įvairiems sprendiniams. Gan didelės, nu, va, pavyzdžiui, ten $49 per mėnesį. Tai čia jau, nu, šiaip savo pasibandyti, tai tikriausiai, nežinau, ar bandysit, aš tiesiog parodau, kokia yra plotis tų generavimo priemonių skirtų ten labai tokiam pasižaidimam, kaip ten koks Room GPT ar Room AI, arba jau tokios gan profesionalios, nu, tai ne gan, o tikrai profesionalios programos. Nu, vėlgi čia vat, panašaus tipo, bet kadangi, sakau, jau taip žiūrim ZMO AI, nu, vat, iš esmės tas pats, va, create, reiškia, mums dabar duos start from photo ir ten kažką tai įsikėlę ten tą nuotrauką, galim pradėti žaisti. Čia, pavyzdžiui, kokį foną gali mums panaikinti, uždėti ir panašiai, bet, nu, tai čia, aišku, čia tokios labiau nuotraukų, bet, aišku, galima ir su interjerais tą patį visokius dalykus pabandyti. Bet kaip ir, vėlgi, važiuojam tolin, nu, čia, pavyzdžiui, pabandžiau ir įsikėliau nuotrauką ir čia jau rezultatas, sakykime, Xona AI. Tai vat man čia jau, matot, įvykusi rezultatą. Va, tai čia, vat, gali pasižiūrėti, vat, šitą nuotrauką aš iš savo kažkokio objekto, iš nepadaryto dar objekto va įsikėliau, nu tai čia iš mano objektas, kur ten odontologinis kabinetas druskininkose, tarkim. Tai čia dar, vat, kol patalpos nebuvo įrengtos. Nu, aš vat, įdėjau nuotrauką, tai šita, va, pavyzdžiui, Xona AI, va, jinai padarė, uždėjau ten industrinį berods stilių, nu, štai, vat, mes turim, va, tokią padarę. Kažką tai pridėjo, čia kažkokius daiktus, nu, va, ta stilistika kažkokią pakeičia. Nu, bet tai, va, ką toliau su tuo dalyku daryti? Nu, tai jau čia kitas klausimas, o ką toliau mes su juo padarom? Nu, įsikelsim,
download, nu ir galėsim parodyti kažkam paveiksliuką, bet vat, einant prie to, tai dabar po truputį ir perinam prie pačio klausimo, visgi, o tai kas yra interjero projektas? Tai kol kas mes matom paveiksliukus, nu vienokį va, paveiksliuką, kitokį, mums kažką sugeneravo ten tokio, nu kitaip sakant, vizualizacijos, nu nekontroliuojamos vizualizacijos gaunasi, nu bet vėl, kažką va, tokios duris, kažkas tokio, nu kitaip sakant, idėjom jau kabliukas yra, kad mes idėjas galim čia kažkokias pabandyti gaudyti. Va, bet dabar gal visgi, nu, trumpai labai noriu apžvelgti, kas visgi yra tas projektas. Tai persijunkim tada jau iš to, aš kaip ir minėjau, dar po to dar sugrįšim prie Prom AI ir parodysiu, kuris ten jau tokia rimtesnė ta programa, ką su to Prom AI galima padaryti, nu, šiek tiek jau dirbant, nu, kaip čia pasakyti, jau tiksliau. Va, gerai, tai dabar pasižiūrėkim. Čia, kaip minėjau, atsiųsiu jums šitą, čia surašytos tos visos dirbtinio intelekto vaizdo generavimo programos, tai jūs gausit šitą info. Tai va, tai čia tokį, nu gerai, tai greitai, aš aišku, čia šitą mes procesą, va, pavyzdžiui, interjero, kas vat mokinosi pas mane, tai tikriausiai irgi prisimenat. Labai trumpai, o tie, kas nesimokino, tai tiesiog tai yra viena iš mūsų mokymo temų. Interjero projektavimo realizavimo procesas, tai reiškia, kas yra tas projektas, kaip mes jį vykdom. Tai čia aš tiesiog jį nu, sakykime, taip sudėliojęs, nu, maždaug, kad jūs įsivaizduotumėte tie, kas galbūt šiek tiek toliau nuo interjero, kaip vyksta tas procesas. Tai čia keli etapai tiesiog yra padalinti. Tai, nu, sakykime, kaip čia va, šitą gal čia įdėkim, kad mums netrukdytų. Pagrindiniai projekto etapai, tai yra objekto analizė, užduoties suformavimas, tada užduoties analizė, tada meninės funkcijos idėjos variantai, tada yra darbo projekto stadija, tada yra projekto realizavimo stadija. Nu tai kitaip sakant, čia tokie labai suapibendrinti, nu ir mes po to jau praeiname ir pasianalizuojame. Čia šiek tiek va, tokia medžiaga iš mūsų mokymų, na, kad irgi įsivaizduotai. Nu, vat, pavyzdžiui, kas yra objekto analizė? Tai visų pirma, mes turime apskritai, nu, šią tokį trumpą labai ekskursą padarysiu. Tai yra, visų pirma, nu, mes išsianalizuojam patį objektą, kas tai yra. Nu, siek, tai yra kažkoks tai konkretus objektas, ar tai butas, ar namas, ar ofisas. Nu, žodžiu, mes nusimatom, kaip matot, kažkokį tai pageidavimą rezultatą, numatome biudžetą, ten poreikius įsiaiškiname, nu, einame tada prie kito, tada mes jau turime, susiformuojam užduotį, sakykime, ir tada jau gavęs, aš kaip projektuotojas analizuoju tą užduotį, sakau, tada žiūriu, kokie jau užsakovo poreikiai, galbūt va dabar jau žiūriu į AI analogiškų projektų, ten galiu žaisti, kažkokias tai rinkti maždaug medžiagą apie būsimą projektą, kažkokius resursus galbūt ieškoti, ten sakau, printerį nusipirkti ar kompiuterį geresnį ir taip toliau. Po to jau susirinkęs, gavęs užduotį iš užsakovo, ją išsianalizavęs, prieinu prie meninės funkcinės idėjos, sakykime, kūrimo. Tai yra, kas tai yra, nu, koks tas interjeras, kokia jo bus meninė idėja. Nu, mes čia žaidžiam visas paskaitas, bet tie, kas galbūt, nu, kaip sakant, kas čia nežino, nu, aš tik labai greit perbėgu. Tai po to, aišku, atsiranda kažkoks galbūt tas stiliaus parinkimas jau mūsų idėjai, kurią tada mes bandome parinkti kažkokius tai išraišką baldų, sakykime, planus šias funkcinės dėliojamės, kaip tie planai turėtų atrodyti. Žodžiu, vyksta procesas tam tikras. Tai aišku, va šitam etape manau, kad dirbtinis intelektas jau gali atsirasti ir padėti pagrindinę meninę idėją, surasti stiliaus parinkime, sudalyvauti, ten kažkokius daiktus preliminariai kažką parankioti. Viskas ok, o čia gali būti, va čia labiausiai manau, kad dirbtinis intelektas mums galėtų padėti. Nu ir toliau jau mes periname prie darbo projekto stadijos. Brėžinių darymas, tam tikrų tikslių detalių parinkimai, baldai, šviestuvai ir taip toliau. Ir galų gale prieiname prie projekto realizavimo stadijos, tai yra statybos metas, kada mes turim pateikti brėžinius, prižiūrėti statybas ir taip toliau. Tai čia yra labai tak minimaliai, sakykime, kad įsivaizduoti, tai yra prabėgimas per patį procesą. Tai va, žodžiu, paskirtis, pageidavimas, atsiprašau, va,
objekto analizės suformavimas, tai yra užduoties suformavimas, tada užduoties analizė, meninės funkcinės idėjos variantai, darbo projektas, projekto realizavimo stadija. Na va, kaip tai maždaug atrodo tie pagrindiniai, ta va, sakykime, idėjos, va tie variantai, jie maždaug gali atsirasti, nu, va, pavyzdžiui, iš mūsų kursų tiesiog galbūt vieno iš mokinių, va, Alma Vitkutė, tiesiog visiškai paėmiau paprastą projektėlį, tiek, kad įsivaizduoti, kas tai yra eskizinis projektas, tai yra idėjos perteikimas. Kaip minėjau, šičia galėtų atsirasti dirbtinio intelekto pagalba, šičia jau tikrai galima atrasti tiek grafiniam išraiškoj, tiek tų vizualizacijų darime. Nu tai va, kaip matot, yra kažkoks tai ten užduotis, tai yra modulinio atostogų namelis pajūryje, toliau mes žiūrime jo kažkokias, tai pasidarom ten grubiai analizę, ten susirašom, nu, kas čia bus, nu, kaip sakant, čia va, jau tu pats turi sugalvoti. Toliau prieiname prie kažkokių planinių struktūrų, čia kaip matot namelis, čia savo neturinyje esmė, čia esmė, aš tik noriu parodyti jums, kaip vyksta visgi tas realus projektavimas. Nu tai žodžiu, pasidarom to namelio studiją, pasidarom planinę struktūrą, tada dėliojamės baldus, tada dėliojamės apšvietimą, tada prieiname prie kažkokio, nu va čia inspiracija, ar ne, iš kur mes gaunam kažkokią idėją, kaip ten bus, kokia ten bus kryptis, kokia išraiška, stilius ten ir taip toliau, toliau mes bandom ieškoti iš kažkokio, tai va čia kaip manau, čia yra dirbtinis intelektas, mums tikrai gali pagelbėti, inspiruoti, suteikti galbūt vizijas. Bet finale, nu, va, pavyzdžiui, aišku, čia pasidarom vizualizacijas, bet po to vis tiek mums reikės konkrečiai parinkti tos daiktus, reikės baldus kažkur nupirkti, reikės šviestuvus kažkur nupirkti. Mums reikia tą visą dalyką, aišku, realiai vis tiek parduotuvės ir taip toliau. Tai yra toks realus dalykas. Nu, žodžiu, taip, bet čia tik tai yra idėjinis projektas. Nu, mes čia susiformuojam maždaug preliminarią viziją interjero ir pasidarom kažkokį tai, va, nu, daiktų vaizdus, bet čia dar nekonkretu. Nu, aš nežinau, kur šita pagalvė, nu, gal nežinau, kur tas pufas, aš pradėsiu po to ieškoti. Nu, tai yra eskizinio projekto stadija, tai va, mes, pavyzdžiui, šitą stadiją praeiname su mūsų mokiniais per mūsų mokymus. Kitaip sakant, tu supranti, kaip kūrėsi tas visas interjeras. Nu ir toliau, aišku, čia vėlgi tai dar nėra pabaiga. Tai aš dabar parodysiu, kaip atrodo darbo projektas, kaip atrodo profesionalus projektas. Na, pavyzdžiui, čia yra padaryta, sakykime, odontologinio kabineto, nu, arba jau čia klinika galbūt, projektas. Tai va taip, tiesiog, kad jūs įsivaizduojam, taip atrodo jau darbo projektas. Čia jau idėja yra sugalvota, jinai pristatyta ir prasideda darbo projektas, kurį mes atiduodame statybininkam, kurie realizuoja. Va, tai čia yra planas, pertvarų išdėstymo planas, toliau yra įrangos išdėstymo planas, ten tiksliai pajungta, po to privedimai, čia aišku irgi dar ne visos dalys, čia aišku elektra, po to technologiniai dalykai, nu, čia žodžiu, labai irgi čia tikrai tik dalį projekto parodau, nes tokiam jau projekte dalyvauja ne vien tik dizaineris, tada dalyvauja technologai, elektrikai, vandentiekio specialistai ir panašiai. Va, ten, sakykime, tai čia kaip mato, čia šitų odontologinių kėdžių, recepcijos ir taip toliau, visokie sterilizacinės technologijos išdėstymas, tada pertvaros santechnikos planai, tada, kaip matot, rozečių planas, elektros privedimai, tada apšvietimo planas darosi, ai čia vat apšvietimas, čia lubų planas, o čia šviestuvų planas. Toliau, kaip matom, čia yra ventiliacijos išdėstymas, kondicionierių išdėstymas, toliau atsiranda dažymas, kur yra grindjuostės, čia grindų planas, kaip mes dėliojame, tiksliau sakant, kur yra grindjuostės, kokios grindjuostės susideda, kur kokios plytelės, mesmasės plytelės, dėliojasi štai šitaip, toliau dažomos sienos, kur dažomos vienaip, kur dažomos kitaip, žodžiu, palangės. Čia yra duris numatytos, aš čia greit perbėgu dabar, nes čia, žinoma, kaip sakant, toliau mes turime plytelių dėstymo išklotinės, kaip plytelės yra klijuojamos. Aš tik noriu parodyti, matote, tą temą, kad mes vedam, nu, dirbtinio intelekto baigėsi ribos, jau šičia, nu, kol kas, aš tai bent įsivaizduoju, kol kas dirbtinis intelektas,
Nu, dar mums šito projekto jau beveik kaip ir matot atsakymą, ar gali dirbtinis intelektas padaryti. Nu, kaip matot, kad ne, ne. Vat šitų dalykų dirbtinis intelektas dar ne. Vat čia, nu, dar galima tikėtis, va šitam lygiai gal dirbtinis intelektas padarys, bet čia, va, bet esmė yra tokia, kad iš čia, pavyzdžiui, iš šito projekto darosi šitas projektas, čia yra sekantis etapas. Kitaip sakant, vizualizacijos padarimas tai nėra interjero projektas. Tai tą reikia suprasti. Tai vizualizacija dirbtinis intelektas gali padaryti, o štai šitą dalyką jau reikia mums turėti žinių. Ir tų žinių iš kažkur reikia gauti. Tai kur link lenkiu, tikriausiai irgi suprantat, kad žinių, kaip ten bebūtų, vis tiek reikia turėti. Tai va, tai gerai. Praėjom dar vieną etapą. Čia labai greitą tokį, tai jeigu dabar rezimuojant iš to, ką mes praėjom, labai trumpai žvilgterėjom, kokios tos yra, reiškia, kokios tos yra programėlės, ten įvairiausios, ten profesionalesnės, mažiau profesionalios, tą jūs galėsit patys po to pasibandyti. Labai trumpai parodžiau, kas visgi yra tas projektas. Tai žodžiu, kad projektas visgi yra, nu, kaip minimum iš tų dviejų dalių, ar ne, ten yra kažkokia idėja, estetika, dizainas, o po to dar atsiranda to dizaino realizavimas per darbo projektą, tai yra brėžinių padarimas ir panašiai. Tai žodžiu, tas vat, visas projektas, jis yra pakankamai didelis intelektinis produktas, kurio, nu, kol kas dirbtinis intelektas dar mums negali pasiūlyti. Taigi, tai kaip jau ir minėjau, nu, tai dabar dar biškai grįžkim prie pasižaidimo, tai truputį padetalizuosiu aš galbūt tą Prom AI ir parodysiu galbūt šiek tiek, nu, vat, kaip ten galima dirbti ir ką ten maždaug galima padaryti. Nu, sakykime, užvesiu jūs ant kelio, kaip iš tiesų ten ką galima padaryti, nu, tai ten tikrai labai daug ką galima padaryti. Tai, bet vėl viskas, suprantat, susisieja į tam tikrus pradinės žinias. Jeigu aš nieko nežinau, nieko nesuprantu, nu, tai tada ir tas dirbtinis intelektas mums nepadės. Va, tai gerai, tai visgi grįžkim dabar mes vėl grįžkim prie mūsų AI. Va. Ai, manau, kad gal reikia užsidaryti čia visą tą dalį, mums tada mažiau apsikraus. O kaip jau ir minėjau, aš jums tiesiog po to atsiųsiu ten tas nuorodėlės. Tai, nu, tarp kitko, jo, kad atsidariau, tai va, pasižiūrėkit, nu, tas pats Google'as iš esmės, nu, mums kažką panašaus gali išmesti. Pavyzdžiui, aš galiu įsidėti čia Panda Interior Style, man primes va, kažkokiu tai nuotrauku. Ar ne, galiu aš įsirašyti, nu, tai, nu, gerai, tai bus ne vizualizacijos išmestos, bet tos vizualizacijos irgi, kaip matėte, tokios nekontroliuojamos. Bet aš galiu gauti, va, koks nors, nu, galiu įsirašyti koks nors, nu, tą patį, Red Interior Minimalistic. Nu, jau čia netinkamas žodis, nu, gerai, ir taip ir nerašom, nes minimalistinis negali būti raudonas, taip iš principo. Nu, bet pabandom. Nu, tai čia tas, kas tai vadinamieji promptai, ten įrašom paieškos žodžius, nu ir pažiūrim, nu, tai čia Google'as, ką mums išmeta. Nu, tai kitaip sakant, panašių principų ir tas dirbtinis intelektas, nu, tai čia lyg tai nedirbtinis, čia irgi dirbtinis intelektas. Nu, tik tai tiek, kad jisai, nu, mums išmetė, dirbtinis intelektas realiai pagauna vat, kažkokias šitas nuotraukas ir jas įkėlęs ten savai perdirba ir vis tiek gauna labai panašų vaizdą, tik tai dar išplaukusi. Tai čia mes, pavyzdžiui, netgi dirbdami su to, kad ir Google paieška, mes dar gautumėm kažkokiu tai, nu, tikslesnių sprendinių. Nu, žodžiu, vat, raudonas minimalistinis interjeras, mano paieška. Nu, tai aišku, čia kas tinka, kas netinka, bet vat, kažkas jau ta kryptim. Nu, raudona tai tikrai visur yra, nu, va, čia minimalistinis, okei, minimalistinis. Nu, čia kažkur raudonas, nu, iš principo kažkokia kryptis vis tiek yra. Nu, tai aš noriu parodyti, kad pats Google'as, jisai irgi, jeigu mes iš esmės, nu, žinom, ko ieškoti, žinom tuos paieškos žodžius, va, tai irgi labai yra svarbus momentas, žinot, ko paklausti, žinot, ką įrašyti, žinot finale kažkokią ko tikėtis, tai tada, nu, aišku, viskas mums tada geriau gaunasi. Na gerai, tai dabar, kad vėlgi nesiblaškyt, eikime prie to mūsų Prom AI.
tuos vat, aš išjungiu. Nu, va čia dar peržiūrėt va, tą Homestyler galima trumpai. Va kas irgi rezultatas. Nu, tai ten, sakau, ten tas Homestyler yra viešas produktas, galit patys pasibandyti. Gerai, važiuojam toliau, Plan Finder dar kartą, Room AI, nu tai čia, kaip sakiau, tas tik tai nuotraukėlių generatorius, čia GPT tą patį, čia Room GPT tą patį daro, kaip minėjau, tas Midjourney tikrai galingas, bet asmeniškai nebandžiau, nes tiesiog reikia iš karto nusipirkti ten tą ne narystę arba dalyvavimą. Va, nu tai gerai, tai šiek tiek trumpai pakrapštysim tokį, tas, kas yra Prom AI ir kas yra geresnis negu ten tos paprastos tik tai nuotraukų pageneravimai. Tai žodžiu, jeigu jūs atsidarysit Prom AI, tai tiesiog, nu, tai yra, nu, Home, ar ne, nuo to prasideda viskas. Tada mes turime įvairias priemonės, tai yra arba įrankiai, pavadinkim taip, ne, nu čia vat yra tos įvairios, nu va čia, pavyzdžiui, aš dabar turiu prisikaupęs, irgi tarp kitko įdomus, aš turiu coins čia, nu kaip sakant, turiu užsidirbęs pinigų, aš kol kas čia nemokėjau nieko jiems, bet užsidirbau tų pinigų, o užsidirbti kaip galima užsidirbti, nu, tiesiog dalyvaujant, sukūrus savo kažkokį produktą, jeigu tu įkeli, nu, yra ten įvairūs konkursai, tai jeigu tu įkeli konkursą, tu gauni ten tų monetų, jeigu dar įkeli, jeigu balsuoji, dar gauni, nu, tai čia taip, kaip sakant, toksai be pradžioj, bet aš jau manau, kad aš tam Prom AI aš jau galėčiau ir kažką tai mokėti pinigėlius, bet kita vertus vėl reikia, čia vien pasižaidimų, aišku, galima turėti, bet jisai, nu, reikia turėti kažkokius konkrečius projektus ir panašiai, tai tada tikrai galima labai daug tų priemonių čia pasinaudoti. Tai va, tai gerai, tai žodžiu, šitie va čia yra, kaip sakant, taupyklė mūsų ir jeigu čia būtų nulis, tai aš jau nieko ir negalėčiau padaryti. Čia mums tie 305,5 kažkokio tai valiutos vienetas man duoda galimybę atlikti visą eilę tam tikrų veiksmų. Tai va, čia yra įrankiai, tai va aš jeigu įsijungiu, nu ir čia yra tikrai daug įrankių, tai čia nėra, čia galima daryti, aišku, kur yra įdomu, kad tai nėra tik vėlgi paveiksliukų generavimas, bet jis yra irgi specializuota architektūros ir interjero dalis, kita dalis yra grafiniam dizainui specializuota, galima, pavyzdžiui, kurti grafinius ženklus, nu, logotipus ir panašiai. Toliau, aišku, yra visai jau ta, galima ten mados dizainui savo, aš ten visokių nuotraukų prisidarę žaidybinių, ten gali, nu, kitaip sakant, čia yra, va, tos visos, va, jeigu taip žiūrėti sketch-ture, pavyzdžiui, nu, kažkaip pavyzdį, ten, va, šita komanda, jinai iš eskizo padaro kažkokį tai nurenderina, iš karto padaro kažkokį tai vaizdą. Čia AI Image Generator, tai yra, reiškia, apskritai mes čia įrašome promptus, tos vadinamosius, ten kažkokius tai žodžius, ir tada jisai mums, aš jau kiekvieno tikrai neiškomentuosiu, nes čia vat viso šitie yra, vat kiekviena šita komanda, nu, ten, pavyzdžiui, galiu, nu, ką žinau, koks nors, nu, image, ar ne, va, tai jisai duoda, kad, reiškia, aš galiu susikurti bet kokį vaizdą, nu, surašęs, va, kažkokį, tai va, čia yra toliau, va, pavyzdžiui, rašosi tie vadinamieji, nu, promptai arba sakinys, žodžiai, pagal kuriuos nustačius tam tikrus parametrus man sugeneruos vienokį ar kitokį tai vaizdą. Nu, aš dabar, sakau, dar nedarau, bet tiesiog perbėgam pats naudojimas pačios programos. Nu, pavyzdžiui, šičia, vat, photo to sketches, nu, to sketch, reiškia, čia įvedi nuotrauką, nu, aš čia galiu savo parodyti, ar ne, vat, aš įvedžiau nuotrauką, vat, tokią, vat, įvedžiau tokią nuotrauką, čia vėlgi jau matyta, ne, ir man išmetė, padarė, sugeneravo tokius piešinukus. Nu, reiškia, vat, čia tokia užduotis buvo. Grįžtant vėl, ar ne, jeigu aš ten, pavyzdžiui, toj kažkur liktai dariau grafinį dizainą, logo, čia liktai.
va čia, va. Nu čia, tarkim, pagal mano, čia yra mano sukurti, nu mano, kabutėse aš sakau, čia pagal, pagal mano kažkokius parašymus idėją sukurti logotipai. Nu, tinkami, netinkami, čia aš negaliu detaliai keisti ten kažkokios atskiros detalės. Aš galiu keisti tekstinį užklausimą, pavadinkim taip, čia tos vadinamosius promptus, reiškia, aš galiu juos kaitalioti, ieškoti ir žiūrėti, nu ką tas dirbtinis, kaip jisai reaguoja, ne, nu, spalvas įvesti, ten dar kažkokie. Žodžiu, taip tiesiogiai, jeigu aš, va, nu kaip aš, va, pažiūrėjau, daryčiau, aš paimčiau ir eskizuočiau ranką, ar ne, daryčiau, tai aš tikrai žinau, kad mano mintis vat, pieštuku jos persiduoda į eskizą. O šį čia mano žodį interpretuoja dirbtinis intelektas, jeigu toksai, jeigu jį galima taip kažkaip pavadinti, ir jis išmeta kažkokį rezultatą, nu, kažką tą kryptim, nu, kažką tą kryptim. Bet ar tinkama, nu, ir eini čia va tokio, eini žingsnis po žingsnio. Tai nu tai gerai, tai čia vat, kas ką, vat, pavyzdžiui, logo ar ne generatorius. Toliau gali būti visokie, nu čia nuotraukos, šios žaisti, pavyzdžiui, professional headshot. Gal ar aš čia dariau kažką, tai ne, čia nieko nedariau, tai pala, gal čia kažkur nuotraukėlės buvo. Čia visokio. Nu, bet čia gal mes negaiškim laiko, čia faktas toks, kad žiūrėkit, čia yra tokių, kad, pavyzdžiui, dar aš irgi pats viską tikrai neišsibandęs, netgi yra 3D generatorius. Kaip ten vyksta, dar man reiktų pasižiūrėti, nu, kitaip sakant, yra galimybė sukurti 3D vaizdus. Kaip ten darosi, nu, čia vėlgi, tiesiog reikia, nu, reiškia, jisai padaro 3D daiktą. Kokie išeitiniai duomenys dar nebandžiau, tai nu, parodau galimybės, kad vat, gali pasidaryti kažkokį 3D daiktą. Tai čia pasižiūrėčiau, kaip sakant, reikia, nu, vat, pasižiūrėti, tiesiog irgi ilgiau padirbėti, ar čia reikia, ar nereikia. Visą tą dalyką, šitą patį 3D aš galiu sukurti su kita programa. Be abejo, čia nereikia tai, ką aš noriu sukurti. Aš galiu su kokiu SketchUpu ar panašiai. Kitos jau yra tos profesionalios 3D programos, kur aš sukuriu ir tą modelį galiu padaryti. Ir visas internetas pilnas šitų modelių jau sukurta kitomis programomis, kur tu gali kontroliuoti. Va, nu gerai, tai visgi pabandom, nu, vat, kaip sakant, nu, koks nors sketch to render, vat, pavyzdžiui, šitas, ar ne, programa, kada aš įkeliu kažkokį tai, nu, pavyzdžiui, ar ne, galiu netgi parodyti kažkokį, nu, patį paprastą procesą, kaip tai vykt galėtų. Pavyzdžiui, nu gerai, aš pabandysiu tai padaryti. Taip. O, kažkur pabėgo, norėjau eskiziuką tokį greitai padaryti. Na, tuoj pabandysiu dar kartelį. Vieną sekundę. Kažkodėl man užsidarė programa. Jaus, aš tokį noriu parodyti nuo eskizo, kaip sukuria eskizą, tada įsikeli ir tada kas ten iš jos gaunasi. Nu, tuoj share. Va. Aš tikiuosi matosi, ar ne? Žodžiu, aš atsidariau, toks yra programėlė Sketchbook. Nu, tai yra tiesiog grafinio piešinukui, kur gali daryti kažkokius tai piešinius. Nu, ir aš, tarkim, galiu nusipiešti, nu, kažkokį, tarkim, interjero elementą, nu, kaip pavyzdį, ne, va, pavyzdžiui, kažką tai ten pasidaryti galiu. Bet gal padarykim kokį nors įdomesnį, nu, ką žinau, nu, kažkokį tai,
nu, elementariai kokį nors įdomesnės, ar architektūros. Nu, kažkokį va tokį dalyką. Nu, gerai, čia padarom, kad tai būtų skylė. Gerai, padarėm labai greitai kažkokį eskizą. Taip, dabar pabandom mes jį išsisaugoti. Aš jį dabar išsisaugosiu pas save, pas save, pas save. Taip. Nu va. Ok, dabar iš šito išeinam ir, sakykime, atsidarom, vėl grįžkime prie mūsų AI. Gerai, tai turim, pavyzdžiui, priemonę, ar ne? Vat aš pasidariau eskiziuką tokį ir turim sketch rendering. Tai dabar einu šitą sketch rendering ir dabar man reikia įsikelti, va štai šitoje vietoje aš galiu įsikelti kažkokį tai, nu, va tą eskizą, kurį noriu kažką su juo padaryti. Tai dabar, na, einu, čia matot, jau mano pridarytų, va, yra visa eilė visokiausių žaidimų, ką galima iš tų įsikelti ir padaryti kažkokius tai dalykus. Nu, bet dabar va, įsidėkim tai, ką aš pats va, čia dabar padariau tą paskutinį variantą. Taip, kur aš jį čia įsidėjau. Vai, atsidarysim. Ko aš jo čia nerandu. Tuoj, sekundę dar kartelį. Ai, va, viskas aišku, čia ne tam formate aš juos išsaugojau. Tifas, dėl to jis man ir neatsidaro. Neatsidaro. Va, tai gerai, tai žodžiu, man ir neatsidaro. Nu, kitaip sakant, jis atsidarys, bet va, kur problema. Problema yra tame, kad šita programa, jinai eksportuoja, nu, duoda užseivinti paveiksliuką kaip tifo. Nu, yra formatas tifas, o tifo nenuskaito DI, tai reiškia, tą tifą reikia dabar dar pereksportuoti į JPG arba PNG failiukus. Nu, tai čia tokie techniniai dalykai. Tai tada palikim mes tą mano šitą piešinuką, jo, paimkim kažkokį kitą tiesiog, nu nesvarbu, čia aš tik parodžiau, kad, pavyzdžiui, aš nusipaišau, ar ne, tada aš galiu pasiimti, nu, tarkim, kažkokį kitą, nu, vat visai iš anksčiau čia papieštas kažkoks dalykas, nu, pavyzdžiui, kažkokia tokia makalynė. Nu ir pažiūrim, ką šitas daiktas dabar padarys iš jo. Tai mes, aišku, turim įrašyti, nu, kas tai yra. Tai yra, nu, galime čia jį pavadinti, nu, koks nors ten country house, pavyzdžiui. House near sea. Nu, pavyzdžiui, kaimo namas prie jūros.
Galim įvesti, pavyzdžiui, reference, nu, į ką tai galėtų būti panašu. Nu, sakykime, kažkokią nuotrauką parinkti, kuri galbūt inspiruotų. Nu, ką žinau, nu, paimkime, va, pavyzdžiui, šitą nuotrauką, tokia jinai, nu, tą nuotraukėlę aš parinkau, kurie tam dirbtinį intelektą inspiruotų. Ten toliau galima nusistatyti, čia tiesiog varikliai tokie tam tikri. Toliau mes galim nustatyti, kiek duodam galimybių keisti, dirbti. Nu, čia tiesiog yra nustatymai, aš noriu parodyti, kad, nu, reiškia, gali, yra, pavyzdžiui, nu, gan tiksliai atkartoja, čia labai išplaukusiai, duoda kūrybinės erdvės. Tai va, tai tas creativity priklauso nuo mūsų pasirinkto. Pavyzdžiui, ten precise, tai yra tiksliai, tai tada mažėja creativity, jeigu daugiau, nu tai va, visiškai, ta prasme, čia jokios creativity, jeigu daug, tai, nu, reiškia, mes galim tiesiog keisti tą, nu, kaip sakant, galimybės, kaip čia padinti, dirbtiniam intelektui modifikuoti mūsų pradinę idėją. Na gerai, tai va, kažkokius užduodam, žodžiu, parametrus, na ir spaudžiam generate. Ir ką mums jisai, pavyzdžiui, šito eskizo padarys dabar, galim pasižiūrėti. Bet vėlgi, aš šito dalyko nekontroliuoju, aš tik galiu suvesti tam tikrus parametrus, įvedu kažkokį išeitinį, va, pavyzdžiui, eskizą ir iš to eskizo tas dirbtinis intelektas, va, toj pat jisai man padarys 3 variantus, kurie, nu, iš kurių aš čia ką galiu paimti. Galėsiu pasiimti kažkokiu tai idėjų pasiieškoti. Nu, va, toj jisai man meta. Nu, va. Kitaip sakant, kadangi mes suteikiam gan daug kūrybinės laisvės dirbtiniam intelektui, tai jisai mums padarė iš to eskizo, nu, tokius, tokius namus, kurie nelabai ten bendro turi su mano pirminiu eskizu. Nu, bet kažkas ta kryptim, kažkokia ten pas mane irgi kaminai buvo liktai sudėti, žodžiu, va. O dabar mes biški perinam, nu tai dabar, kaip sakė, aš patį kelią norėjau parodyti, kad, reiškia, žiūrėkit, kaip vyksta visas tas, jeigu matėt, ar ne, procesas, kaip jisai vyksta. Aš sukūriau, nu, paišiau eskizėlį pagal savo mintį. Aš, aišku, jūs galite eskizą bet kokį, iš kur norit įsitraukti. Tai kai matot, keliai yra skirtingi, iš nuotraukos į eskizą, iš eskizo į nuotrauką. Tai čia dabar iš eskizo į nuotrauką padarė. Tai reiškia, aš sukūriau kažkokį tai ten eskizą ir uždavęs va čia, va šitoj vietoj parodęs parametrus tam tikrus, jisai man sugeneravo, nu, nuotrauką šiuo atveju, nes aš pasirinkau įrankį sketch rendering, reiškia, iš eskizo padaryti kažką tai nuotrauką. Tai va, tai čia, žodžiu, toks kelias. Tai dabar galit pasižiūrėti, nu, pavyzdžiui, galiu parodyti, nu, kiek čia visi mano sukurti, pavyzdžiui, dalykai. Tai irgi iš kažkokių tai eskizėlių. Nu, tai va, reiškia, aš turėjau kažkokius išeitiniai įvairūs eskizai buvo, o čia jau yra sugeneruoti įvairūs, vat, kaip sakant, vat, nu, jie, vat renderinimai. Nu, galima tiesiog pasididinti, pasižiūrėti, tai ką jisai visgi padaro. Nu, va, aš papaišiau, o čia jisai padarė interjerus. Nu, aš tai greit perbėgu, ar ne? Nu, tai irgi čia yra iš mano ranka papaišyto eskizo visą šitą padaryti. Užduodi ten kryptį, spalvą, ten, sakykime, naktinis klubas čia turėjo būti. Tai aš, pavyzdžiui, papaišiau iš rankos eskizą ir jis man padarė naktinį klubą. Čia dabar darė architektūrą, papaišiau irgi va, tą panašų tokį dalykėlį. Nu, va, tai yra, čia iš mano eskizo, va, tas ranka padarytas ir čia yra gauta, va, čia yra kita interpretacija to pačio, va, dabar, kurį dabar įkelinėjom, tai yra kita interpretacija šito eskizo, kurį mes bandėm padaryti. Matot, ant kiek skirtinga. Čia buvo mažiau, šita nuotrauka buvo su mažiau galimybės interpretuoti, nu, sakykime, keisti idėją. Tai va, tai čia iš tie namukai gavosi va kažkokia tokia. Čia yra interjeriukas padarytas irgi. Reiškia, pavyzdžiui, šitą interjeras yra padarytas iš ko? O šitas interjeras, o ką jūs matot, yra padarytas iš, persijungiam, aš parodysiu, iš ko jis yra padarytas. Jis yra padarytas iš kitoj programoje sukurto 3D vaizdo.
Va su šitą programėlę mes dirbam per kursus. Tai yra Sweet Home 3D. Vat aš, pavyzdžiui, pasidariau planą, nu dabar čia tiesiog butelį tokį darau, tai man buvo įdomu, kaip, pavyzdžiui, iš to butelio, ką ten padaryti kažkokias tai, nu, va, tas idėjinės nuotraukėlės. Nu, va, nedidelis būdas, reikia sudėti, tai, va, žodžiu, padariau, va, sumečiau be didelio ten kažkokio sienų apdailų ten ir panašiai, tiesiog padariau, va, kažkokį tai vaizdelį, tada aš jį eksportuoju, va, šitą vaizdą, bet jau čia per šitą programą, aš tada eksportuoju į ten, padarau renderinimą ir tą nuotraukėlę įsikėliau į, grįžkime prie mūsų, į mūsų tą Chrome AI. Ir vat jisai padarė, vat tą matėt, kas yra panoj programai, jisai, nu, kažką čia vat padarė, kažkokį tą vat idėjinę nuotraukėlę. Nu tai va, matot, reiškia, jisai, nu, sukuria kažkokius beveik nuotraukas, bet jos yra beveik, nu, jeigu tai pasižiūrėsi, nu, kažkas ten kažką pridarė čia tokio, tai kitaip sakant, čia yra paveiksliukai. Nu, jie, vat, sakykime, kam aš jos galėčiau panaudoti? Užsakovui galbūt kaip po idėją, nu, pasakyti, kad man jis palengva, tą patį dalyką aš galiu padaryti su programa tiksliai. Nu, padaryti būtent tai, ką aš noriu, parinkti baldus, ten nuspalvoti sienas, nurenderinti jį su ten programom ir padaryti nuotraukėlę su kitom bet čia duoda, nu, tokį vat pusgaminį, bet greitą tau čia, vat, kaip matot, kelios sekundėris ir jisai padarytas tas daiktelis. Nu, va, čia iš kito kampo, čia viskas eina apie tą patį interieriuką. Čia net mastelis neišlaikytas, nu, atrodo, kad čia salė didelė. Nu, va, tai čia viskas, nu, pavyzdžiui, planai ten, nu, irgi aš įkėliau planus, nu, ir jis ten maždaug, kad pagal tos planus padarė kažkokius paveiksliukus. Nu, tai šitą paveiksliuką galima įsikelti į tą, atsimenat, kur aš rodžiau į tą, sakykime, mūsų, nu, jau mūsų eskizinį projektą. Pavyzdžiui, tie, kas dirbsite, darysit kursinį darbą, tai va čia galima tokius planiukus įsidėti. Nu va, tai čia planų variacijos, aš tiesiog parodau. Nu va, čia irgi, va šitas baisuoklis yra padarytas, aš uždaviau tam tikrą ten brutalistinę architektūrą, surašiau ir įkėliau savo iš rankos papaišytą nesąmonę. Nu, kažkokį lengvą eskizą. Ir man, va, dirbtinis intelektas, jisai padarė iš eskiziuko, va, tokį pastatą. Su kažkokia tokia aplinka. Nu, čia va irgi. Tai yra iš eskizų, iš ranką padarytų, nu, kažkokie tokie dalykai. Gerai, ane? Tai, kaip sakant, tai galimybės, pavyzdžiui, tokios. Nu, galim nueiti architektūros generatorius. Nu, tarkim, kur jau čia grinai, pavyzdžiui, rašai, ko tu nori, pavyzdžiui, family house, 3 bedroom, ground floor, nu čia bandžiau taip daryti, tai dabar, nu gerai, bet ką galim įrašyti, ar ne? Nu gerai, aš visiškai iš galvos, ten, small wooden house between, nežinau, čia klaidas gal, kaip čia angliškai, bet between skyscrapers, vis tiek jisai čia. Nu gerai, ne, va, aš reiškia mažas medinis namas tarp dangoraižių. Nu, pažiūrim, ką jis mums čia padarys dabar. Čia vėlgi galima kažkokį nustatyti, nu dabar perspektyva kokia, ten koks pavyzdžiui, nu, kokį mums duos vaizdą, nu, kadangi skyscrapers, tai pabandykim aukštą kokį padaryti. Nu, va, duodam, tegul mums padaro. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Kitaip visai įdomu, žaidimas, nu. Nu, va, žodžiu, gavom. Toliau mes šitą dalyką galim jau redaguoti. Reiškia, jisai mums padarė, nu ką žinau, čia, nu paimkim šitą kažkokį. Kur tas small wooden, nu bet kažkokį, tai va, kažkokį čia debesį nupjovė.
kažką padarė. Toliau mes jį galim edit, reiškia, yra redagavimo įvairios ten komandos, su juo galime pakeisti kažkokią tai dalį, pakeisti, įrašyti kažką kitą, bet čia sakau, čia aš kaip ir minėjau, mes galim iki ryto sėdėti, bet jau matau 1:20, tai gal reiktų po truputį, manau, kad po truputį šiek tiek užbaiginėti, link pabaigos eiti, artėti link to baigiamojo žodžio. Taigi aš labai parodžiau tokį vat vieną, kaip čia pasakyti, va, tai yra Prom AI labai daug galimybių turinti, va čia yra visi vadinamieji tie toolsai, įrankiai ir nuotraukom generuoti, ir video daryti, ir sujunginėti, ir iš eskizo, arba iš nuotraukos eskizą, keisti stilius, žodžiu, kaip suprantat, čia būtų atskira paskaita visam šitam, ilga paskaita vien Prom AI, kad įvaldyti. Tai, bet galbūt visgi bandykim reziumuoti. Bandykim reziumuoti visgi mūsų tada šitą seminarą ir tada atsakyti savo į tą klausimą. Gal jūs ir patys dabar truputį jau, kadangi mes perbėgom per visą tą procesą, jeigu prisimenat ar ne, šiek tiek peržvelgiam visą eilę įvairiausių ten tų, sakykime, programėlių, ar kaip jas pavadinti, dirbtinio intelekto, kurias galima rasti internete. Tai labai yra paprastos, kur ten galima tik tai nuotrauką pakeisti, išvalyti foną, ten yra, pavyzdžiui, galėtų įkelt nuotrauką, tau baldus išims, padarys tuščią, tada į tą tuščią kelsi. Reiškia, tokie žaidimai, planus padaryti, bet šiaip dirbtinis intelektas, jisai aišku, čia aš tik paėmiau siaurą mūsų interjero sritį, architektūros interjero sritį. Tai čia, bet supraskim, kad dirbtinis intelektas dirba visur, visokiose srityse, mokslo, ten rašytojai, muzikų kūrėjai, video kūrėjai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia tiesiog dirbtinio intelekto galimybės yra plačios. Mes susisiaurinom link mūsų tos dalies. Žodžiu, perbėgom, ar ne, šitą jūs informaciją turėsit, galėsit pasižaisti vienaip ar kitaip, pabandyti vieną, pabandyti kitą, gal norėsit susimokėti pinigėlius ir taip toliau. Aš apsistoju ties Prom AI, nes čia yra tikrai gan daug, galima daryti, eiti gilin, paimti kiekvieną šitą sugeneruotą paveiksliuką, jį tada dar kartą pergeneruoti, pakeisti tą, padaryti ir eiti, ten kurs darys. Žodžiu, kaip sakant, kyla didelis klausimas, tai ką su tuo daryti? Bet aš kaip architektas, kaip interjero dizaineris, kol kas šitam etape tai matau dirbtinio intelekto pagalbinę priemonę, kuriant eskizinį projektą, va tą, ką aš jau irgi perbėgau, atsimenat, pasakiau per mūsų šį seminarą, kas yra eskizinis projektas. Tai toks labiau idėjos sugeneravimui, kažkokios tai inspiracijos gavimui, stiliaus galbūt pajautimui, bet kaip suprantat, tikras projektas tai yra visiškai kas kita. Tai yra tik tai, kaip sakant, iš mūsų viso, jeigu tai paimti dirbtinis intelektas, kol kas iš projekto visos apimties, jis padaro va tiek. Vaizdelius numeta. Lyg ir iš vienos pusės pateikia bei galutinį rezultatą, mes atrodo, žiūrėk, interjeras yra. Bet ar padarys mums, duosiu aš tą dirbtinio intelekto nuotraukėlę statybininkui ir jis pastatys mums namą? Ne, jis nepastatys. Projektas yra, tai ką rodžiau, darbo projektas, brėžiniai, apšvietimo, rozetės, šviestuvai, konkretus baldai parinkti. Gaunasi, kad šitą dalį daro programos, bet ne dirbtinis intelektas. Taip, ašgi ranka nepaišau dabar rozečių. Aš turiu kitas programas, SketchUpas, AutoCAD'as, tas pats mūsų, kur dirbam, Sweet Home, ar tas, reiškia, kurį mes rodžiau irgi šitas, kaip jisai, žodžiu, kur rodžiau, buvau įsijungęs. Įvairios yra kūrimo programos, kur tu jau ten yra dizaineris, gali visgi kontroliuoja situaciją. Čia, kaip mato, su dirbtiniu intelektu, jinai tokia pusiau kontroliuojama, netgi labiau nekontroliuojama. Tai pradinius duomenis suvedi ir kažką gauni. O jeigu jau darau projektą, aš turiu tiksliai žinoti, ašgi negaliu pasakyti dirbtiniam
dirbtiniam intelektui tu man išdėliok rozetės, nu jis kaip išdėlios, tai išdėlios, nu jis apskritai dar nėra programų, kad išdėliotų rozetę. Bus galbūt ateityje. Tikiu, kad čia tą kryptim kažkas gal nueis. Gal. Va, tai, žodžiu, apibendrinant, nu, aišku, yra kylas kitas tokie gilesni filosofiniai klausimai, tai to dirbtinio, aišku, čia kaip ir visiems matyt kyla tas didieji klausimai, kad, na, aš sakau, kaip prisiminus, na, jeigu taip truputį filosofiškai pažiūrėti, ar ne, tai apskritai visa žmogaus evoliucija, visas technologinė pažanga, jinai veda, nu taip grubiai pasakysiu, žmogaus degradavimo kryptim, ar ne, žmogus kaip po nu ką žinau, kaip esybė šito pasaulio mes po truputį degraduojam. Iki šiol visa technologija jinai vedė mus prie fizinio degradavimo. Tai yra mums pakeitė mums reikia mažiau dirbti, nu čia kaip irgi, jeigu mums kariauti, tai jau dabar nebereikia eiti ir vanotis kirviais ar ten kalavijais, mes paleidžiam droną, ne, jisai už mus kariauja. Tai reiškia, nu, dėja, žūsta vis tiek tie žmonės, bet kaip pavyzdys, ar ne, jeigu man reikia arti, tai man jau nebereikia pačiam arti ir plūgo vilkti, ar ten su kastuvu kasti, aš turiu eskavatorių, jisai, nu, reiškia, praplėtė viena vertus mano fizinės galimybės plačiai. Tuo pačiu, aišku, skatina mus suglebti, nutukti, pasidaryti išglebusiais, prarasti sveikatą ir verkti, kad, kaip sakant, nu, širdies ant priepuolis ištinka 40 metų. Nu, tai tokia, ar ne, va, tas pliusai, minusai visada yra. Tai žiūrint dabar, aš taip savo tokį pagalvojau, dirbtinio intelekto, tai reiškia, jisai dabar jau pretenduoja į mūsų intelektualias galias, kurios taip pat netreniruojamosios lygiai taip pat iš esmės pradės degraduoti. Nu, kitaip sakant, jeigu mes jau galim dabar sėdėti, nesikelt nuo fotelio, tai mums dabar, aš kaip savo, žiūrėkit, kaip buvo procesas toksai, va, iki dirbtinio intelekto. Mūsų mokino, mūsų mokykloje, ten tarkim, aš dailės akademiją baigęs, mane mokino mąstyti ir kurti. Reiškia, aš kūriau, generavau idėjas, nu, paišėm pradžioje pieštukais, po to atsirado kompiuteris, po to atsirado renderinimas, dabar mes galim padaryti nuotraukas, o dabar kas pasidarė? Kad jau man mąstyti nebereikia, aš įvedu kažkokius ten duomenis, man duoda kompiuteris, jisai sumąsto už mane idėją, o man tik belieka tą idėją, kol kas dar lieka ją pritaikyti. Nu, dar aš čia turiu tas. Bet jau man lyg ir dabar mane padarys tokiu, nu, ką žinau, čia aišku, čia tas, žinot, toks paverkimas šiek tiek ant peties gaunasi, padarys tokiu, nežinau, intelektualiu luošiu. Tai kaip čia bus, vat nežinau kaip čia bus. Tai viena vertus, reiškia, kur aš lenkiu link to, kad reziumuojant, kad dirbtinis intelektas mūsų srityje yra neabejotinai naudingas, nu, tokiam visgi žaidybiniam elemente, idėjiniam elemente, pradiniam elemente, taip, kas gausis ateityje, pažiūrėsim. Bet vėlgi, aš kaip aišku, čia šiek tiek dabar tendencingai pasakysiu, būdamas mokytojas ir mokydamas savo mokinius, tai aš manau, kad kol kas dar nepakeis mūsų. Ir už mus projekto nepadarys. Ir čia, kaip, žinot, kaip visai nesenai buvo tokia, žinot, buvo tokia idėja, ateidavo mokiniai ir sakydavo, ar išmokysi dirbti su programa, kuri gali interjerą sukurti. Nu, tai buvo, dar nebuvo žodžio dirbtinis intelektas ir visi galvojo, nu ne visi, bet tam tikra žmonių grupė galvojo, kad jeigu aš išmoksiu dirbti su programėlė kažkokia, tai, nu, tas pats SweetHome, SketchUpas, jis padarys už mane programą, interjero projektą. Pasirodo, kad tai yra tik tai įrankis, nu, va, pieštukas, kaip sakiau, ir liniuotė. Tai dabar, nu, to pieštuko ir liniuotės prasiplėtė galimybės. Bet esmės vis tik nepakeitė, kad mes turėsim visų pirma, norėdami būti, jeigu čia kažkas turit intencijų visgi būti profesionalesniam lygyje, daryti, kurti tos interjerus, reikia žinių. Nu, reiškia, vis tiek reikia mokintis, reikia paimti pagrindus, reikia mokėti sukurti tą planą, žinot principus, kokiu principu mes dėliojam tą planą, kas yra teisinga, kaip aš turiu išdėlioti baldus. Kol kas jisai gali tik nuotraukėlę padaryti dirbtinis intelektas. Tai reiškia,
tų žinių, nu, kažkur reikia gauti. Aišku, vieni eina į dailės akademiją, kiti į universitetą techninį ir panašiai. Aišku, tai jau eina profesionalus mokymasis, architektus, interjero dizainerius. Nu, aišku, aš šiuo atveju prezentuoju interjero kursus, kur manau, kad jeigu visgi yra noras dirbti, tai neturėkime iliuzijų, dirbtinis intelektas už jūs nepadarys. Padarys dalį darbų, pagelbės, bet žinias vis tiek teks gauti. Nu, aišku, šiuo atveju aš naudodami savo tą, nu, kaip žinot, kaip sako, nemokamas seminaras, tai tas trumpa reklaminė valandėlė. Tai vis tiek tie, kas mokėsi, tai čia yra dalis tikrai tie, kas mokėsi, manau, tie, kas jau mokėsi, gavo žinias, manau, kad tada naudinga praplėsti ir papildyti įrankiais. Bet tie, kas nesimokė ir visgi norėtų eiti iš to interjero dizainerio keliu, nu, aš kviečiu visgi sudalyvauti bent jau elementariuose mokymuose. Nu, kursai tai yra elementarūs mokymais. Jeigu nori būti tikras specialistas, turite eiti dailės akademiją, mokinti 6 metus ir taip toliau. Bet nu, yra kursai, kurių metu nu, yra suteikiamos tos bazinės žinios, pagrindai, kaip sakau. Ir tada jau, aišku, su tais pagrindais mes galim dirbti ir su programomis, tada ir parinkinėti medžiagas, ir dirbti su dirbtiniu intelektu, daryti tos žaidimus visus. Tai yra toliau. Tai, žodžiu, reziumuojant, visgi, aš šiai dienai galiu tvirtai pasakyti, kad dirbtinis intelektas interjero projekto nepadarys. Jis gali pagelbėti tam tikrose kūrimo etapuose. Nu, ir vienam, ir kitam, ir trečiam. Va, o tą visą kompleksą žinių visgi reiktų kaip sakant, sudalyvauti. Tai aišku, tą progą aš ir sakau, kad mes pradedam greičiausiai kitą savaitę, pradėsim, labai trumpai, baigiu reklaminę pertraukėlę. Kitą savaitę pradedam pavasario sesiją, trukmė ten mūsų kursų yra 13 užsiėmimų, jų metu mes praeisim pagrindus nuo patalpų išdėstymo, planinės struktūros, baldų dėstymo, šviestuvai, spalvos, ta pati idėja, stilių samprata, daiktų samprata, kas yra geri, kas yra blogi. Žodžiu, aš labai trumpai čia iš tiesų, kas galbūt ir daugelis gavę informaciją, jeigu norit, kaip san sudalyvauti, tai kviečiu, neprasiplečiant į detalę informaciją, žodžiu, labai greit pradėsim pavasario sesiją, nu, priseksiu aš jums dėl viso pikto atsiųsiu informaciją rytoj. Gal norėsit sudalyvausit mokymuose ir tokiu būdu, kaip sakant, įgausit pagrindus, kurių dėka jau bus galima toliau vystyti ir žaisti su tais dirbtiniu intelektu. Nu, kaip ir tiek. Tai dabar nežinau, aišku, mes jau didžiąją dalį, nu, normaliai čia dar tik pusę valandos pratempiau, tai viskas okei. Tai nežinau, gal trumpai klausimų kažkokių, tai gal palikim kokią 10-15 minučių, o kas jau nebenori toliau dar tose klausimuose dalyvauti, tai tiesiog noriu padėkoti už jūsų dalyvavimą, kad atsiliepėt, kad sudalyvavot, man buvo labai įdomu ir malonu pasidalinti savo žiniomis, kaip matot, mano praktinėmis žiniomis, kaip aš tai galėčiau daryti, kam aš galėčiau panaudoti. Tikiuosi, kad kažkokią naudą gavot. Jeigu norėsim pratęsti bendravimą, tai mielai kviečiu. O dabar, jeigu bus klausimų, tai dabar galite įsijungti mikrofoną ir paklausti kažko. Tai galbūt ar iš dirbtinio intelekto, ar iš mokymo, ar apskritai iš interjero kūrimo. Galite drąsiai klausti. Nu gerai, matau, kad kol kas ačiū labai už gražius padėkos žodžius. Matau, kad daug kas man dėkoja. Tai gerai, tai žodžiu, nu, reiškia, viskas buvo puiku, gavot informaciją, matyt, dabar jos yra labai daug ir tiesiog reikia šiek tiek suvirškinti. Tai žodžiu, pabandysit patys pasižaisti. Tai ką, viskas, jeigu nėra klausimėlių, tada aš jūs paleidžiu ir, na, dėkodamas už šitą dalyvavimą,
Matau, klausimas yra dėl rudens. Rudenį taip pat vesim mokymus, viskas tvarkoj. Čia bus rudenį, kas nori dabar, kas galbūt negali pasiruošę, galima bus rudenį prisijungti. Tarp kito, mokymai, aišku, nuotoliniu būdu vedami šiai dienai, taip mes vedam. Tai aš manau, kad šitą įrašą gal įkelsiu internetą, manau, kad galvoju, gal jį netgi paliksiu viešą, tai jeigu ką, nuorodas priseksiu, čia gal šiek tiek užtruks, tai va tie, kas čia registravotės, tai manau, kad jūs vis tiek trauksiu ir pasidalinsiu, tai tą įrašą bus galbūt galima irgi internete pasižiūrėti. Tai viskas tada. Dėkoju už jūsų sudalyvavimą, baigiam įrašą ir viso geriausio. Sudie, pasimatysim, kaip sakant, interjero kūrimo laukuose. Viso geriausio.